Labas rytas, štai ir mes. Šiandien išaušo ta diena, kurios aš labai ilgai laukiu pastaruosius 2 metus, bet kai jinai atėjo, aš supratau, kaip aš iš tikrųjų bijau šitos dienos. Ir tai yra Pepės apjojimas. Va, kaip guli šeiminėlė. Nu, labas rytas, zaikiai, puikiai. Kaip mes gyvenam, ar Pepiukas ilsis? Ne, Pepiukas ilsis. Ryte, saulyte. Tau koksai, o snukis koksai. Kur tu žemėsi buvai sukišęs? Nu, čia kaip priklauso, kaukė, kaip sakant, irgi guli. A ne, atskirai tik gaila. Reikia tau kaukę uždėti dabar. Geras vaikutis, geras maž. O žiūrėkit, kokia romantika. Vaje, tau kaip miela. Šiandienos pagrindinis tikslas yra atsisėsti ant Pepės, pravesti 2 treniruotės. Ir tada su Teriu prašokti, o viešpatie šventas, aš jau tavęs bijau. Dabar, jeigu yra klausimas, kodėl aš tai bijau ant Pepės, jos ausis suskliausos, nes jinai mato penčio, jos labai nedraugauja. Nu, nepygit šitai. Mažytė, nu. Jinai yra labai jautrus žirgas, va taip gal reiktų. Ir vien į balną jinai labai sunkiai reagavo, kai pirmus kartus dėjom, buvo ten tragedija. Ta prasme, labai sunkiai priėmė. Bandysim atsisėsti. Mūsų tikslas yra apeiti ratuką pusiau įsėdusi balną, nu tai pamatysit, ką aš turiu omeny, ir galų gale būtų gerai atsisėsti pilnai ant jos. Tiesiog pirmas darbas dabar yra išeiti iš levados, susitvarkyti kaip ką priklauso. Ir tada reiks vestis Pepę, mes dar ją būtinai prasivaikysim prieš sėdą, nes aš turiu dar protą. Galiu paklausyti, kas čia įvyko. Taip visai įdomiai atrodo, ne? Nu ką jūs čia padarėt su to kolu vargšu? Duokit jūs jam gyventi. Hup. Aš žinokit, kartais tikrai nuoširdžiai pradedu tikėti, kad šitie gyvūnėliai turi super galių. Su Teriu tikslas šiaip yra gimnastiką pasistatyti, bet kadangi Teris paskutinis ir aš dar turėsiu šiek tiek laiko prieš šį treniruotę pabaigti statyti, tai dabar tik statmeną turim ir po to dar pristatysim. Įdomų dalyką sužinojau, bedėdama žaslus į Pepės kamanas, kad Meda pėsčiom ateina. Va, čia tai pasiryžimas darbui. Pagarba. Padarysim gražią panelę ir tada eisim vaikyt, sės. Aš šiaip labai laukiu, nuoširdžiai, labai laukiu, bet ir labai bijau. Meda? Meda giliams šoke, nusivilime. Nesąmonė, taip grungu ir taip greit baigis. Va, įsiverkia. Gaila. Taip verkėsiu. Oi, kaip įdomus, lyg soskė kažkoks. Visą laiką aš maniau, kad jisai guminis. Brush fight. Not fight. No cleaning. No cleaning. Cleaning 5 euros. I clean 5 euros, please. Medituoja. Ypatinga. Nekenčiamės, dar kažką. Ane, mano tai mylimiausia. Nesuprantu, kame čia kaip. Brūžė. Čia biški stovi, tada čia guli. Tada pasipurto ir labai dieną. Ne, pišpina. A gulščiai? Gerai. Čia kažkoks šviesos šešėlis eina. Man labai patinka. Sužlugdyta. Dabar kvėpuok. Neauk. Kvėpuok.
Pastrauk biškį iš kadrą. Ačiū. A galiu nustot filmuoti? Oi, kaip gražu. Negaliu kvėpuoti. Kalnas daro skrendu. Nu, tipo, jisai plevezuoja. Mes šiandien esame Miami. Čia mūsų kaimynai. Kažkaip jinai artėja, nemanai? Jo, aš biškį pastebiu. O tie, tu matai, kur jinai eina ir kur aš einu. Gerai, nesitiekime, bet šiandien jis mato čia gerai. Žinau, strasdenėlė. Mama, gali priminti vieną šitą meldimą citą. O dabar keliamės prie rimtų dalykų ir žinokit, kaip keista dabar po beveik 2 mėnesių įrašinėti šitą video. Bet aš iki dabar atsimenu tas emocijas, kaip pirmą kartą, ką dabar jūs matot, mes darėm, buvo taip nuoširdžiai baisu, nes Pepė yra žiauriai karštas ir jautrus žirgas, po to pamatysit, kas vyko. Bet taip, sakykime, ne per blogiausiai buvo. Tikrai nepaslaptis, Pepė yra mano pirmas apjotas, sakykime, jo emocijos sportinės veislės žirgas, tai dėl to irgi buvo šiek tiek, sakykime, tokios įtampos, bet jo. Kadangi matėm, kad tikrai su ėjimais nieko nebus, mes bandėm dar po to kelis kartus jai parodyti, kad viskas yra okei, bet vis dėlto jinai nepriėmė šito, tai mes ir nusprendėm, kad dar nelaikas. Iš tikrųjų, tai su tuo, kaip dabar Pepė dirba ir kaip dirbo šitą dieną patį pirmą sykį, yra belenkoks progresas, nors praėjo tik 2 mėnesiai, bet tikrai milžiniškas progresas ir čia aš pirmą sykį atsisėdu ant jos pilnai. Dėl ko aš šiaip pasirinkau eiti šitą kelią, tai yra jauni žirgai, apjodinėjimai ir apskritai darbas su jaunais žirgais, visi tie pirmieji žingsniai, nes tas, sakykime, jausmas, kai tu jauti po to jau, kai tas žirgas pilnai subręs ir yra pilnai apjotas, jis yra tiesiog neįkainojamas ir nepakeičiamas. Kai žinai, kiek daug darbo, emocijų, baimės, džiaugsmo ir visko yra įdėta į tą žirgą ir tu po to matai, kaip iš tikrųjų pasiekia gerus rezultatus tie žirgai, tai yra tiesiog nerealu ir Pepė čia jau, kaip sakant, viskas buvo. Na ir čia netikėtas šaliukas paskutinis buvo, bet čia jau buvo visiškai galas, todėl mes dar kartą užlipam, kad parodyti, jog viskas yra gerai ir kad nereikia bijoti nieko. Čia tikrai nėra kuo stebėtis, nes su jaunais žirgais, kad viskas tiesiog gautųsi iš pirmo karto yra praktiškai neįmanoma. Nu taip, jo. To ir tikėjaus, kad bus šitų šokinėjimų iš jos. Pradė ne ten, čia. O taip, einam. Geras veikas. Turim šiokį tokį planų pasikeitimą. Aš dabar einu vesis Nemo, Rimgailė varys su Kregždžiu. Norit pažiūrėti, kiek šiaip palyginus nedaug teko sumokėti už Pepės apjojimą? Tai ranka atrodo va šitai po apjojimo, nuo apsėdėjimo. Jezu. Nu tas koliukas, tai žinokit, man labai nepatinka. Nu aš jau tiek tvarkiau šiandien. Dalyvavo Videniškių miestelio šventei, tai šiandien mes dėl to tik tais einam pasivaikščioti. Va, čia tai Eržilas jums. Nenusivalom, Alkiai. Jeigu gražus. Kas čia? Man nepatinka tie gaičiai, žinokit, tie puola. Mane du gaičiai buvo. Man atrodo, nuroviau galvą. Gali būt. Nuoširdžiai sakau, jeigu jam nugrius šitą galvą vėl, aš jos net nerasiu, duodu mikrofoną. Dainuokit. Aš norėdėjau. Apibūdinkit orą mums. Biški šaltoka, iš tikrųjų. Turim karves, labai gražios karves, Nemo labai patinka. Turim karves, antras dublis. Beveik esam Videniškiuose. O, tik nežiūrėkit, prašau. O, jas! Oi, taip. Varpai skamba. Mes išeinam, Kregždžiai nepatiko. Kas čia numirė, kad tai varpai skambina? Nu, ką?
Tai jūs pažiūrėkit, kur tą mašiną, mes ten turim nusileisti. Kalniukas. Man nepatinka tokie dalykai. Pažiūrėkit šitą kalną. Jis man ką aš gyvenau. Išskrydo Kregždės giminaičiai. Gandriukas. Cross country. Wow. Mane atvežė. O taip. Kodėlgi nebėga tas raklys, kai mes tiesiog sėdim? Aš labai nuoširdžiai abejoju, kad jūs matysit kažką. Ir einam pasiimti teriuką. Truputį prašoksim. Kadangi dabar yra daug maž pietus, tai jie bus kažkur ten. Tai kaip ir sakiau, žirgai buvo čia, teriuką jau pasiėmėm. Keliauja mūsų karvytį į treniruotę. Aš labai nuoširdžiai šnekant didžiuojasi terio kaukę. Jūs pažiūrėkite šitą karviuką. Čia yra tiesiog angeliško gerumo žirgas. Su tavim irgi buvo tokia pradžia, kaip šiandien buvo su Pepe. Svarbiausia man likt gyvai. Geras. Žinot, kas pavyzdžiui labai užknisa? Labai užknisa tas faktas, kad Pepe neaugs aukšta. Mes jau ruošiamės treniruotį, toliau jau beveik pasiruošim, liko kamanus užsekti. Šiandien mūsų tikslas yra šiek tiek susitvarkyti mūsų ritmą, kadangi jisai gali būti ir energingas, ir labai lėtas. Tai mums reikia atrasti dabar tą tokį ritmą, kad mes laisvai iš bet kokio tempo matytume kliūtis. Tai aš noriu šiek tiek ant švaros padirbti, nors, pavyzdžiui, pas mus kas labiausiai meta kliūtis, tai yra Nemo. Jam visiškai nerūpi, kaip jisai šoka, kad šokt. Nu tai davai, dabar visi žiūrim ir komentuojam, nes aš pati prieš 2 mėnesius čia jojau ir aš nelabai atsimenu šitos treniruotės, tai tiesiog pažiūrėkime kartu. Jo, tai čia mes šokom, atsimenu, kad nesisekė ir Teris kažkaip visiškai įdomiai šoko, jūs galite matyti jo priekinės kojas, nes aš aišku nesugebėjau atvesti jo į tampą gerai, dėl ko mes šitiek kartų kartojam šitą šuolį. Atsimenu, kad man dar tą dieną labai negera buvo, tai gal dėl to čia aš taip susimoviau, nu bet žodžiu, kylam truputuką, čia kokių 70 cm ir čia jau po biškį aš pradėjau gaudytis, bent jau taip aš maniau, kol nepakilo kliūtis iki 80 cm. Bet čia vat kol kas dar pasiglosim teriuką, nes Teris visada yra mūsų superherojus ir žirgas niekada nėra kaltas. O iš tikrųjų, kadangi, kaip jau supratot, praėjo 2 mėnesiai nuo šito video kūrimo, tai, kaip matot, nelabai gyvenimas sekasi ir čia mes dar metėm kliūtį, tai čia aš dabar ją keliu vėl atgal ant 80 ir vat paskutinis šuoliukas bus geras. Dabar žiūrim, susikaupiam ir op ir yra. Baigiam savo treniruotę su teriuku, dabar vaikštom, į laukus nuėjom atsivaikščioti truputį keliuku. Šiaip neblogai, aš skaityčiau. Nebuvo tobulai, yra labai ant daug ką dirbti, pavyzdžiui, ant posūkių. Nes į posūkis jis labai jautriai reaguoja. Aš galiu išspausti išorinę koją, kiek aš noriu, bet jisai tiesiog pagreitės. Todėl reikia ir labai minkštą švelnią ranką su juo turėti, ir stiprią koją, kad viskas veiktų vienu metu. Bet šiaip tikrai šaunuolis pradžioj buvo gana sudėtinga, bet po to visai neblogai. Žiūrėkit, kaip moka 360 apsisukti, kai namo nori, tai viską moka. O taip, akmenukas. Viskas. Žingsniuojam namo. Šiaip išgražėjo oras, visai smagu. Nu, vat koks gražus berniukas mūsų. Labas, širdelė. Na, šiandienos herojus, šaunuolis. Taip, sakyk, pats geriausias tu. Mau. Šiaip aš labai dažnai sulaukiu klausimo, ar mes važiuosim su Teriu ir Nemo dar į varžybas. Tai kas nori sužinoti atsakymą, nueinat į mano TikToką ir pažiūrit video, kur mes su Teriu atsakom į klausimus. Nes ten yra toksai įdomus atsakymas visai. Šiaip Meda labai gražiai vakar kasytę supynė Kregždžiai. Ten buvo iš viso bomba, tai Kregždės paskutinis renginys ir labai gražiai atrodė iš tikrųjų. Tai labai ačiū Meda tau už tas kasytės ir už Nemo, kad bandė drakoniuką, bet Nemo gaila išsileido, nes čia vis dėlto Nemo ir drakoniukas mums niekad nesilaiko šventė, kaip būtų gaila. Tai bent jau Kregždės užtat labai gerai atrodė šukuosina, visi vaikai gyrė. Nueikit pažiūrėkit mano Instagrame, įkelsiu nuotraukas, kaip atrodė Kregždė. Super arkliukas atrodė, tiesiog tobulai. Ir mūsų. Na, mes šiandien jau su Teriuku atsisveikinsim. Ačiū labai, kas peržiūrėjo šitą video. Kas pažiūrėjote iki galo, iš viso esat šaunuoliai, labai jūs mylim. Uždėkit laiką, pasubscribinkit, galit mus aplankyti kitose platformose ir susitiksim kitame video. Mua. Skaniu, sakykėtų. Nevalgyk mikrofoną man.